Pirmo pasaulinio karo. Ir čia netoli stovėjo. Ir yra net pamatiniai dalykai. Tikra istorija, tas angaras. Čiagi yra kas, Cepelino angaras? Taip, vokiečių statytas ir tik tai apie 30 metus jį nugriovė. Ir istorija, kaip tą reiškia, ieškojo firmų, kurios galėtų išmontuoti. Kadangi labai didžiulis. Galėtų kažkokią sporto halę padaryti. Rygoje, Latvijoje vienoje vietoje buvo tokie 2 angarai pastatyti, tokio tipo, ir iš jų buvo montuojamas Rygos turgus, halė, iš tų metalų. Tai dabar antram aukšte yra tokia nedidelė skraidūnų ekspozicija. Skraidyklė, kažkaip neatpažįstu. Čia ta dvivietė motorinė, kur su broliu skraidė. Su Alfu. Tai keturys. Ar ne taip? O, čia prie Algausko mano nuotrauka yra. Nu tai čia vat kažkokios nuotraukos yra. Čia mano nuotraukų daug pažiūrė. Įdomu pažiūrėti, kai kurių neturiu. Tai matyt muziejus turi? Tai kaip. Bazarinta. Kai kurios nuotraukos tik mačiau, bet net nežinau, kokioj vietoj. Žinau, kad čia liktai prie Šiaulių kažkur tai tas kalnas, jo? Čia ne prie Šiaulių, čia aš tą nuotrauką dariau. Čia buvo Rudaminui, mes važiavom į Rudaminą, toks piliakalnis labai įdomus yra. Geras šokinės, čia su palapinė žiūrėt Mikalausko, ne? Panašiai Mikalausko, nes to tipo. Pinska buvo. Kokios nuotraukos pamirštos jau visai. Žiūriu, va šitą fotografiją pas mane mažytė yra. Čia aš specialiai spausdinau, matyti, ar tavo, ar kaip, žinai, kaip įdomu. Kurią tu? Ne, va šitą, pas mane mažytė yra. Šitą, Kiviliuose. Ten apie Andrius filmas buvo, kai tas buvom Andrius. Bet, Valerijau, tu pasakyk, tau namuose pražuvų negatyvai, ar tu juos atidavai čia į nelaimingą tą angarą, kuris sudegė? Aš jas palikau, paprašiau, kai būtą keičiau. Juos čia kur? Ne, būtė. Būtė palikai. O čia klausyk, kas buvo. Ne, čia nieko verto nebuvo, žinai. Bet irgi laukuose mėtėsi kažkokios... Ten visokios dėžutės buvo, ryškinimo ten keliai, žinai. Tai žinau, kad... Jo. Čia įdomu pažiūrėti. Atsimenu, bet čia kopijų daug iš mano nuotraukų. Čia tai mano fotografija atrodo, bet čia Šipavičius atrodo skrenda, jeigu aš neklystu. Tai jau motorizuoti, Romukas skrenda. Su Alfos aparatu, tarp kitko. Čia aš tavęs klausiau dėl tos nuotraukos, kur Mėnulis buvo kartu su sparnu. Kur jisai, kad ten prie Jonavos ar kokiam aerodrome? Aš ten nebuvau, sakau, niekad. Tai ne tavo fotografuota? Kuri? Nu, tas su Mėnuliu... Ne, gal ne šita? Tik šita mano čia. Tai KTU dabartinio kažkokio chemijos fakulteto daryti. Tik ten mes nuvažiavom padaryti. Nu, aš bijau sumiluot, bet kažkur taip man... Toks įspūdis dabar, neatsimenu. Bet tik ne ten, Kaune, 100%. Nu tai Valerijau dabar eina. Kovaliūnas. Žįstu seno draugo, buvusi klubo viršininką, tą Gintą. Čia tas pats aparatas, kuris Mickevičiaus gatvėje visuomeniniam aviacijos muziejuje kabojo. Tą muziejų atsimenu Jono to istoriją su tais palaikais dar ilgai. Jono Balčiūnų. Tai čia reiškia salėje naujai įrengta prieš gerus metus. Čia vyksta konferencijos. Buvo pristatymas šios parodos. Net metų Danas, fotografas, Timas Fesneris, jisai, kaip sako, 20 buvo iškilmingas pristatymas su aptarimu, banketu, labai draugiškas. Ir pačios nuotraukos, tai yra muziejaus. Muziejus gavo tik tai elektroninį laikmenis. Ir iš tos failų padarė nuotraukos. Tos nuotraukos padarytos, man atrodo, šitam foto tam centre, kur prie centrinio pašto yra, prie Ivanauskos. Jo, jos padarytos. Taip. Tai, Valerijau, dabar, reiškia, galėtų tavo paroda būti šitose rėmuose. Bet supranti, vėl čia stiklo nėra. Ar yra? Yra stiklas, čia nereflekcinis. Klausyk, toks praktinis klausimas.
Ir nėra galimybės pas mane, kada užsukti ir pažiūrėti, ką aš turiu. Ir vietoje atrink galima, tiesiog čia pusvalandžio reikia, nedaugiau. Tai, Valerijau, tai bus turbūt ta galimybė, bet leiskim dabar kaip biški panokti tai visą idėją, ne? Aš žinau, kad aš nepadarysiu, jeigu iš karto, tai paskiau kartais metais bus... Nu, bet tu važiuoji dabar. Nu, tai važiuoju, aš važiuoju dar 2,5 dienos yra tos dienos. Yra daug ką daug, bet ten daugelis neliečia Lietuvos, vot kame, ten yra kiti kažkokie žmonės. Aš suprantu, Valerijau, reikia čia mat Lietuvos muziejų turbūt... Koncepciją reikia pamastyti. Bet 30 metų nuo... Nu jo, bet matai, galima čia skirtingai suvokti tą dalyką. Kaip pririšti ją, aplamai prie vystymosi to sporto, galima ją suprasti konkrečiai labai, kad vot kelionė ir daugiau nieko, žinai. Nu, reikia padiskutuoti, turint medžiagą turbūt, ar ne? Nu, tai sakau, tai čia, nu kaip, padarysim viską. Čia įdomiai labai. Klausysim.